ką, labas rytas, draugai. Žodžiu, važiuoju į sodybelę savo. Pasikroju baltą gipsą, žodžiu. Bandysim toliau klijuoti gipsą kalidorių. Gipsą klijuosim su putom, specialiom klijavimo putom. Gal kažkas nematė, nežinot kaip. Parodysiu, kaip aš klijuoju. Yra keli klijavimo variantai. Tai klijuoti tik su pačiom putom. Arba antras variantas yra, dar bandau su klijais. Dedu į tarpą klijus, kad pakoreguoti pačią sieną, ten kreivumą lengviau yra truputį. Nes su putom biški sudėtingiau yra, bet viskas įmanoma. Tai va, važiuojam. Kol kas liko dar, kiek čia man važiuoti, 7 kokie kilometrai iki sodybos ir atvažiavęs biški reikia apsitvarkyti man tenais ir parodysiu, kaip klijuoju gipsą. Gal kažkam bus įdomu ir bus naudinga. Na ką, pasiruošėm, kaip sakant, įsivalėm truputį, pasitraukėm viską į šoną. Dabar žiūrėkit, situacija yra tokia. Čia yra siena šita nemaža. Dabar kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, apie 5-6 metrai yra šita siena. Čia yra apšiltinta siena kieto polistrolu iš vidaus dar ir vadinamu to pamatiniu 5 cm. Ir dabar, sakykime, jisai nėra tikrai idealiai išklijuotas, yra tik tiesiog yra priklijuotas. Tai dabar viską lyginsime su gipsu. Kadangi lyginame su gipsu, tai reikia kažkaip išlaikyti tą sieną, kad nenusigribauti, nenusivažiuoti kažkur, tais, kad nebūtų, kaip yra vienas žmogus klijavęs, mačiau, vienam gale pradėjo, kol kitą galą nuėjo beveik 10 cm gavos. Tai kad taip nebūtų, kad įsitikint, kad tikrai bus viskas gerai, tai biškai paisiu atgal, gal geriau matysis. Tai aš pasirenku viduriuką, sakykime, mačiau už laiptų iš kartą, klijuosim pirmą lapą. Tada turim ilgą reiką 3 metrų. Tada su reika žiūrim į tą pusę nuo to lapą, su reika žiūrim į tą pusę, į viršų žiūrim nuo to lapą ir tada bus tiksliausiai. Tai va, pirmas lapas dabar bus, tuoj apvarysim klijais visą, perimetrą, per vidurių čia pavarysim. Tada paimsim, čia yra armavimo mišinys, armavimo klijavimo mišinys polistrolui skirtas. Tai aš juo klijuoju prie polistrolo truputį, uždėsim keletą kleckiukų tokių, kad, kaip sakant, biškai lengviau koreguotis būtų. Nes ant putų, kaip sakau, jeigu didesnis sluoksniai truputį yra sudėtingiau, įmanoma, nieko nesakau, bet aš pasirenku truputį lengvesnį variantą ir geriau ir tiksliau gaunas viskas. Tai va, kaip sakant, turim putas, putom klijuojam šitokiom pas manęs. Pirkau visą dėžę ir va šitas pistoletas buvo dovanų. Bet, kaip matot, pažiūrėkite pistoletą, čia jau leidžia per visur jisai. Tai savo dėžę tik atlaiko, kaip sakant, ten 12 butelių buvo dėžiai. Tai ten liko 2, man atrodo, tas čia ant šito lapo sueis pusę buteliukų. Tai va, apsivarysim tuoj aplinkui ir tuoj parodysiu, kas toliau kaip. Tai va, žodžiu, pasidėjau kamerėlę. Kur savo putas pasidėjau? Čia. Taip. Visą laiką pirmiausia susiplakam putas, ypač jeigu ilgiau pastovėję yra, kažką 10-20 kartų kiek išeina. Taip, pistoletą visą laiką irgi stengiuosi nusivalyti, nes jeigu būna užneštas, tai jis taip kreivai pučia, tai stengiuosi laikyti pistoletą nuvalyti. Va, kaip mes pučiam paprasčiausiai. Reikia pasižiūrėti, neperpus svarbiausia. Tai va, taip įvarama linija. Stengiuosi tokia aukštis, kad būtų taip, 2-3 cm, kad paskui truputį, kai pastoviai, jisai pastingsta truputį, tada, kada mes spaudžiam, su juo galima dar ir reguliuoti ir lyginti sieną, sakykime. 2-3 cm aukštis, ne daugiau. Aišku, žiūrint pagal sieną, jeigu siena kreiva, tai bus sudėtingiau, tikrai. Taip. Klijus pasitraukiam. Taip. Aš mėgstu ant kelėnų visada. Pas manęs kelnės su ankeliais.
Taip, vieną pusę turim. Taip, kitą pusę. Va, perimetras ir per vidurį vieną juostą. Kartais varau dvi juostas, bet kadangi žiūriu, kad man putų čia tiek bus, tai aš įdėsiu papildomai klijų. Taip, tai parodysiu, kaip čia atrodo. Atrodo štai taip. Jeigu taip, sakykim, ranką pridėjus, nežinau kaip čia parodyti. Sakau, 2 cm, 3 cm aukštis, nedaugiau. Lapas va paruoštas ir tai užmesim dar klijų, bet truputį turi pastovėti, ten kiti drėkina, aš nedrėkinu, tipo greičiau fiksuojasi, bet aš nedrėkinu, viską savo jėga einu ir kaip sakant, tai klijų dar uždėsim po truputį ir vėl parodysiu. Taip, padėsim kamerėlę, kad būtų aišku, online kaip sakant. Taip, klijai vietoj. Galima mesti ant sienos, galima ant lapo mesti. Bandysim dabar ant lapo mesti. Šiaip vis laik ant sienos aš metuosi. Man taip patogiau ir lengviau, bet šį kartą pabandysim ant lapo. Va, tokiais ne per didžiausiais kleckeliais irgi 2-3 cm aukštis klecko. Tokios lapetėlės, pusę lapetėlės, jėgų ir tokius kleckiukus darau. Galima prie kraštų dar tokius susidėti papildomai. Jie leis lengviau pareguliuoti lapą. Lengviau bus reguliuoti. Ja. Vieną pusę. Kitą pusę. Pusinėsim. Veiksmas vyksta greitai čia. Gal pirmą kartą atrodo labai jau sunkiai. Daug kas pasakoja, kad neišeina klijuoti, neprikimba klijai. Iš karto galiu pasakyti, klijus turite daryti. Jie turi būti tokie elastiniai, jie neturi va kristi, bet tokie lyg jau ir norėtų kristi, va toks turi būti. Nes jeigu padarysit per skystus, jūs nepareguliuosit. Jeigu padarysit per sausus klijus, jie neprikibs. Turi būti toks, kaip sakant, čia turi pajusti ar kažkaip. Tai va, žodžiu, košę užsimetėm. Tuoj parodysiu vėl iš arčiau. Va, kaip viskas atrodo, nesudėtingai. Šitie kleckai duos irgi tvirtumą, putos duos, nu, irgi labai stipriai tvirtumą duos. Ir nereikia jokių varžtų ten sukti sieną, nieko. Kiti ten, kad nesilaiko, pradeda kalamais varžtais į sieną varyti ir dar kažką, nieko čia nereikia. Va, kleckiukai, 20 kleckiukų ir po pusę lapetėlės ir perimetrus apsipučiam. Viskas. Gerai, dabar truputį pastovės ir rodysiu, kaip prie sienos priklijuoju. Na ką, žiūrėkit, dabar pastovėjo čia kažkur apie 5-7 minutės. Nesekiau iš tikrųjų, va, matot, jos tokias atrodo, va, prie piršto nekimba, bet kai prie sienos stipriau paspausit, prikibs. Bet jis va toks va dabar. Toks turi pusminkštis toks būti, va. Ir dar truputėlį, va, pastovės ir tada jau viskas klijuoja. Tada ir putos truputį prilaiko, ir klijai prilaiko, ir prisiklijuoja labai gražiai. Na, mes jau kaip ir dėsim, tai dedu kamerėlę irgi, kad matytųsi. Paskui iš arčiau prieisiu, parodysiu. Tai va, žiūrėkit. Pasiemam lapą, pasikeliam jį. Pasikeliam lapą. Prisinešim arčiau. Kad lengviau būtų orientuotis, palei laiptus atsibrėžiau liniją, kur maždaug gipsas turės būti, kad nereikėtų man vargti galvą. Tai va, dabar prisidedam lapą arčiau, sienos. Arčiau sienos. Prisitraukiam arčiau laiptų, pagal liniją ir lengvai bandom įsispausti. Pradžiai niekada neperspaudžiam. Kodėl? Todėl, kad mes nežinom, ar tiesiai stovi. Tai tik dabar, kad stovėtų, įsispaudžiam truputį. Viskas, prisidedam gulšiuką į viršų. Žiūrėk, į patį viršų, keliam gulšiuką į viršų.
žiūriu, kad mums čia viskas kaip ir good. Šičia, kas čia mums gaunasi, žiūrim čia kaip good. Žiūrim į tą pusę, čia irgi good. Į tą pusę, truputį reikėtų dar pasispausti, kaip čia. Aha, truputį reikėtų atitraukti. Dabar čia. Turėjo būti cembuliukas. Taip, pasikoreguojam iš karto. Iš karto mes pasikoreguojam. Taip. Žiūrim. Nebijokim pastusenti. Tai nieko nesitiks. Taip, čia gerai. Čia gerai. Dar į viršų pažiūrim. Gerai, tilpsim tikrai. Čia pažiūrim. Aha, čia truputėlį kažkaip norėtų paspausti. Gerai. Liuks iš kalniukų. Nes ypatingai čia, kur stovės baldai, čia bus virtuvytis. Tai čia reikėtų jau taip, stengtis kuo idealiau padaryti. Taip ir gerai, liuksiškai. Dar parodysiu, kaip atrodo. Taip, žiūrim. Iš tarpo matosi gal. Turbūt nelabai matosi. Tai va putas prisiklijavusios. Klijai prilaiko truputį. Čia irgi tas pats. Matosi, putas prisispaudusios. Jos tokias elastingos dabar yra. Tai va, pirmas lapas kaip ir yra. Čia truputį dar kilstelsim į viršų tą kampą ir viskas bus liuks. Pirmas lapas yra ir nuo to lapo į tą pusę su ilga reika. Ir viskas, jūsų siena bus plius minus vienoda. Nebus, kad nuvažiuosit daugiau. Tai va, tam kartui tiek, toliau biškį parodysiu vėl. Na ir kągi, kol užputėm putas, kol truputį pastovi, įsipjaunam sekantį lapą, čia biškį tarp pakopų. Ir truputį klaidą esu padaręs, kada virinau laiptus, nepagalvojau, kad šiltinsiu sieną. Tai biškį per arti susivirinau, tai teks biškį plokštelės tokias davirinti, kad pakopai būtų pasidėti. Truputį bus išlindęs, apsiklijuosim gražiai, prisikabinsim su svarkė. Tai va, šitas lapas dabar dar nepriklijuotas, bet jau, kaip sakant, kaip ir pasakojau. Vieną užsipučiam, einam prie sekančio lapo, ruošiamės, pjaunamės. Kol išsipjauni, kol pasiruoši, tas jau pastingęs, viskas, tą dedam. Toliau sekantį vėl užsipučiam, vėl sekantį lapą ruošiamės ir va taip važiuojam. Tai va, kol kas taip, toliau vėl rodysiu. Klijuoju šitai, su tokiais klijais, va, čia yra, va, kam įdomu. Šiaip labai gerai klijuojasi, ne gipsiniai, sakykime, klijai, jie greitai stingsta. Nepratusiems, ar jeigu buvo maišas pradarytas, greitai stingsta. O šitie turi ilgą koregavimo laiką, o kad sustingtų greičiau putas yra, jos yra, pusvalandis, valandą, viskas, stabiliai stovi viskas. Tai va tokius klijus naudoju. Trūksta, kad skysti. Gerai.
nepamirškit, kad šitie klijai truputį brinksta, juos reikia truputį skystesnius daryti, jie pastovi 50 minučių, nuo 5 iki 10 minučių, jie truputį pabrinksta, tai truputį skystesnius reikia užsimaišyti, pastoviai pabrinksta, tada jie labai gerai, tai tą turėkite omeny. Tai va, dėsim dabar lapą, dabar tarp tų laiptų čia bus sunkiai kišti, tai po to vėl parodysiu. Na ką neištempt video. Dar parodau, kaip išsilyginau sieną. Taigi pasiemam 3 metrų reiką. Dedam prie sienos ir žiūrim. Taip, žiūrim. Štai viskas čia milimetrai keli yra, bet čia visiškai tai neįtakoja. Tai va, siena išlyginta. Galim ir žemiau uždėti. Viskas gražiai pagal reiką eina. Tai va taip, hebra, įsilyginu aš sienas, bent jau aš taip. Jeigu kažkam pagelbėjau, uždėkit like, pakomentuokit. Čia žalias gipsas turėjau likutį, nekreipkite dėmesio, spalva gipsų nėra svarbi. Bent jau čia pačioj vonioje reikėtų žalę dėti. Bet čia nėra skirtuma, čia baltas tinka, žalias to labiau tinka. Tai va, jeigu, sakau, kažkam pagelbėjau, tai pakomentuokit, like uždėkit. Ir, kaip sakant, sėkmės darbuose, kas bandysit klijuotis gipsą. Tikrai nėra sunku, su šito mano variantu paklijuos ne vienas, manau. Jeigu truputį rankas neišsubinės dygusias, tikrai pasidarysit, įsiklijuosit be jokių problemų. Tai sėkmės visiems ir iki.